vienuolijų steigėjai šimtus valandų praleido, kad tą regulą kaip nors patiekti tokią, kokią Dievas nori man paduoti. Kai tūkstančiai mišių atlaikyta, pavyzdžiui, pas jėzuitus, Ignacas, kurdamas konstituciją apie neturto įžadą, regulas rašydamas, kelis tūkstančius mišių atlaikė. Pats ir su kitų pagalba. Šitiek buvo kovota, kruvinai kovota už kiekvieną regulą, kad ten ateitų į jos parašymą šventosios dvasios išmintis ir visagalybė, ir Dievo meilė. Nu, kas geriau sugalvos, ar mūsų silpnos galvos, kurios linkusios daugiau savo savimeilės apsvaiginta mintimis spręsti apie kitus ir save ir apie kitą ką. Kokie mes laimingi, turim gaires. Ir jas reikia taip studijuoti, taip gilintis, kad jos mums liktų savos, brangios ir kad mes alsuotume jomis. Nes jos irgi nėra taip pabrėžta į kairę, dabar į dešinę, dabar 2 centimetrai aukštyn, taip nėra. Reikia įsigyventi į tą dvasią, pajusti, ką darytų tas ar tas šventas, ar pats steigėjas, kaip jis elgtųsi pagal tą regulą, kaip tiesa tas šventasis, jeigu mes neturėjom savo tarpe šventų seserų, kurios mums paliko šviesiausią pėdsaką ir pasakė, o šitaip reikia į tą regulą žiūrėti. Savo gyvenimu paliudijo. Turim tokių, bet ne tiek jau daug. Bet tada mums yra pagalba ta, kad mes galim šventos dvasios prašyti pagalbos, angelo sargo, šventų globėjų, švento steigėjo pagalbos. Ir šitaip aš turiu rūpintis pagaliau tuo pačiu savo sielos išganimu, o nuo mano sielos pašventinimo priklauso daugybė žmonių išganimas. To niekad negaliu pamiršti. Ne savo tik tai rūmą šventumo statau, bet stiprinu mistinį Kristaus kūną ir tuo pačiu spinduliuoju į visą bažnyčią ir visą pasaulį, visą Kristaus atpirktąją kūriniją. Todėl ne tas pats, kaip aš praleisiu maldą, kaip aš įvykdysiu regulą, kaip aš eisiu išadų keliu, ne tas pats. Labai daug priklauso vis daugybė žmonių likimas, amžinasis likimas. Ir dabar mes sutinkam žmogų, kuriam kur nors patarnavome, pavyzdžiui, kunigas klausykloje ar ten dėstydamas kokią tikybą, jis laukia, pasako, kunigė, kaip man padėjai, o tą sunkią valandą atsiminiau tavo mintį, kuriam tu pasakei. Ir mane sukrėtė, palaikė, sutvirtino. Va, atlikau tuo metu savo misiją. Jeigu ją gerai atlikau, jau žmogus stovi, jau sunkią valandą atsirėmė. Vienas sakė, sako, ne vieną kartą buvau gundomas atsisakyti abstinencijos įžado, bet prieš akis iškildavo kunigas Bastys, abstinentas, ir man užtekdavo. Gėda prieš jį, jeigu jis mokėjo eiti blaiviu keliu, abstinento keliu ir patarnavo savo parapijai ir tėviniai, kodėl aš negaliu? Jis sako, nurimdavo tą pagundą. Vienas žmogus, ne pats švenčiausias, o vis dėlto jau atrama. Vieno žodis, kito pavyzdys, trečio auka. Jeigu tie Ukmergės ligoniai, žmonės, kurie turėdavo progos neiti pas tą paralyžiuotąją ir neišgirsti savaitėmis ne vienos aimanos įstenėjimo, Dieve, už ką man tas paralyžius, kad aš net prakaito negaliu nusibraukti, kad aš negaliu net rankų sudėti maldai, kad aš negaliu atsikelti, net ant šono apsiversti, Dieve, už ką man 38 metai kančios. Ir kai žmogus pastebėjęs, kad tas žmogus moka dėkoti, ta moteris moka
sakyti, Dieve, ačiū, kad dar laikai mane gyvai leidi kentėti už save ir kitus. Kaip tam žmogui paskui visą savaitę gali kilti stenėjimai dėl menkniekių, kai jis turi rankas sveikas, turi sveiką širdį, turi sveikas kojas ir dabar stenėti, kai žmogus tikrai turi, jis atrodo, pagrindo su Jobu sakyti, ką nors. Dievas davė, Dievas atėmė, tebūna Dievas pašlovintas. Kaip mums reikia atsiremti visus kilnius pavyzdžius, kad turėtume jėgų patys eiti Dievo valios keliu ir kitiems likti pavyzdžių. Nelengva buvo Pauliui išsikovoti tokią dvasios aukštumą, kad jis galėjo pasakyti ir parašyti tikintiesiam, būkite tokie, kaip aš. O jis viską atidavė Kristui, ir laiką, ir garbę, ir laisvę. Būkite tokie kaip aš. O jis buvo toks kaip Kristus. Pauliaus širdis, Kristaus širdis. Tada jis galėjo drąsiai sakyti, sekite mane. O kiek daug reikia mums iki to, kad galėtume ramiai, nemeluodami sakyti, sekite mane, nueisite į tėvo buveinę, nes aš esu Kristaus atspindys. Deja, iki to reikia dar daug dirbti, Pauliui daug reikėjo ir mums reikia. Tam yra rekolekcijos darbui, kad mes pamažu taptume pavyzdingesni vienuoliai ir galėtume spinduliuoti į aplinką ir maldą, ir pavyzdžių, ir auką, ir patys eiti į Dievą ir kitus vesti. Taigi pamastykime, iš tikrųjų dabar, kol leis sąlygos pusvalandėlį, kam aš atėjau į pasaulį, kam Dievas mane sukūrė, kaip Dievas į mane žiūri, kaip jis su manim bendrauja ir kaip aš turiu su juo bendrauti ir kaip aš turiu rūpestingai tuo keliu, kuris veda į tikslą ir kaip aš labai turiu dėkoti Dievui, kad esu vienuolis ir kad man labai detaliai yra išgrįstas kelias į dangų per regulas. Tik belieka jas vykdyti, o jų vykdymui jėgų, šviesos, ugnies semtis iš Dievo, tresmenio Dievo, ypač iš Jėzaus Kristaus, mūsų pavyzdžio, iš šventų globėjų, šventų mūsų vienuolijos teikėjų ir visų, kurie pirma mūsų nužygiavo ar dabar žygiuoja ištikimo Dievo valios vykdymo keliu į amžiną tėvynę. Ar pažvelkime, ar kas mums trukdo būtais pavyzdžiais, kas trukdo mums atsiliepti Dievo meilę, kas užtemdo Dievo veidą, kas pritraukia mūsų dėmesį per daug, atitraukia nuo Dievo, kas nuvilioja mus nuo tiesaus Dievo valios kelio, taip ryškiai mums atskleisto per regulas. Paklauskime savo sąžinės, paklauskime Jėzaus, savo angelo sargo, te padeda jie mums suprasti, ko mums stinga ir kas darytina. Ir vėl tos motyvus prieš akis kelkim, atsižymėkim, kodėl aš turiu būti geresnis, nes Dievas per daug man geras. Ir panašiai. Žodžiu, kalbėkime su Viešpačiu. Jis labai daug dar nori pasakyti ir patys sakykim ir pasiklausykim nutilę. O dabar tu, Viešpatie, pasakyk mano nurimusiai sielai, ko tu iš manęs labiausiai nori. Regulų srity, įžadų srity, bendravime su kitais, maldos gyvenime, mano kryžiaus nešime. Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnaitė. Apie mūsų santykius su kūriniais. Tai nepaprastai svarbi mūsų veiklos sritis.
kūrinių pradžia kaip ir mūsų. Dievas, Dievo išmintis, Dievo visagalybė juos pašaukė į buvimą. Dievas, kurdamas pasaulį, turėjo tikslą. Kiekvienas kūrinys turi savo paskirtį. Visi kūriniai Dievo plane yra skirti žmogui, kaip kūrinijos vainikui. Šventajame rašte atvaizduota ta tiesa, kad žmogų sukūrė paskutinį, kaip visos kūrinijos vainiką, kad jis visus kūrinius valdytų, jais naudotųsi. Bet kūriniai nėra atiduoti žmogui į visišką nuosavybę, bet kūriniais žmogus naudojasi pagrindinio tikslo siekimui. Niekada kūrinys negali būti tikslas. Naudotis tik Dievo garbei, galutinio tikslo siekimui. Kokie tie kūriniai? Mes juos žinome. Visa, kas yra šalia apart Dievo ir apart mūsųjo aš. Tai kūriniai, kurie mus supa, visa gamta, daiktai įvairūs, technikos ir mokslo laimėjimai, knygos, darbo įrankiai ir visa daugybė kitų kūrinių. Juos išvardinti, aišku, būtų labai sunku. Visa, kas ne Dievas ir visa, kas ne aš. Bet taip pat kūriniai yra tai, kas yra manyje, skirtingai nuo manojo aš. Pavyzdžiui, mano gabumai, mano sveikata, irgi yra dalykai, kurie yra šalia mane, sakytume. Tai nesudaro manojo aš, griežta prasme. Tai, ką aš galiu naudoti, savo laiką, gabumus, protą, sveikatą, jausmus ir panašiai. Viskas yra, pasakytume, šventa pagal Dievo planą, nes skirta šventam tikslui, mūsų sujungimui su Dievu, mūsų kelioniai į Dievą, ir todėl kūriniai negali mūsų sulaikyti, arba tiksliau sakant, mes neturime prie jų prisirišti ir tokiu būdu likti daugiau ar mažiau neištikimais Dievo valiai ir savo tikslo siekimui. Niekad neturiu užmiršti, kad visa, ką aš turiu ir visa, kas yra manyje ir aplink mane, yra skirta, kad man padėtų tarnauti Dievui, jį šlovinti, jį mylėti, jo valią vykdyti, dorybę ugdyti ir taip pasiekti begalinę laimę. Tai yra nepaprastai svarbi tiesa, pagrindinė tiesa šalia Dievo. Viskas skirta Dievui teikti šlovę, Dievą mylėti, jo valią vykdyti. Matome ir savo gyvenime, ir kitų gyvenime visai priešingą dalyką. Žmonės taip
įsižiūri į kūrinį, kad dėl jo viską atiduoda, viską, kas brangiausia, kas švenčiausia. Kūrinį padaro Dievu stabu, daro stabmeldystę, nors atrodo stabmeldžiai ne mūsų krašte gyvena, bet mūsų tarpe jų pakankamai būna. Ir mes tiems stabams smilkalų negailime patys, laikydami save visiškai Dievui atsidavusiais. Nes jeigu kūrinys užstoja mums Dievą, nesvarbu ilgam laikui ar trumpam, bet tai jau yra netvarka. Kūrinys turi tik priminti Dievą. Ar jo kokia savybė, nes Dievas kurdamas neturėjo kokio pavyzdžio kaip tik save patį. Ir todėl kiekviename kūrinyje yra įspausta Dievo žymė, ar jo išminties, ar jo visagalybės, ar jo visuresimo, bet Viešpats ten paliko savo ženklą ir kūriniai yra Dievo pėdsakai. Dievo savumų ir tobulumų skelbėjai. Ir taip žiūrėdami į kūrinyje mes galime atrasti Dievą visuose kūriniuose kaip jų autorių, kaip jų palaikytoją ir kaip jo vienos ar kitos savybės atspindį. Užtat šventasis Pranciškus išėjęs į gamtą ten atrasdavo Dievo atspindžių tiek daug, kad jo širdis prisipildydavo džiaugsmu, Dievo šlovinimu. Viskas kalbėjo apie Dievą. Ir gėlės žiedas savo grožiu, atspindintis Dievo grožį. Ir kalnų didybę atspindinti Dievo didingumą. Ir taip viskas jam kalbėjo apie Dievą. Todėl jam gamta buvo Dievo savumų studijų knyga. Ir tiksliau, tai buvo nuolatinis kvietimas šlovinti Dievą, didį, šventą, galingą, išmintingą, mylintį. Tuo tarpu mes žinom, kaip tie Dievo kūriniai mums užstoja kelią tik dėl mūsų kaltės. Kūrinys savyje yra geras, net dabartinis televizorius, kuris jau daugeliu žmonių yra daugelio nuodėmių priežastis ir net sunkių, turint minty visokius seksualinius filmus. Kiek laiko suryja ir kągi duoda? Duoda galimybę rinktis, gerą jo ieškoti, jeigu tik norėsime. Galima per pusvalandį pažinti pasaulio žaizdas, kai per žinias, panoramą, pavyzdžiui, patiekia, kas dedasi pasaulyje. Gali tai būti impulsas maldai, atgailai, atsiprašymui, maldavimui Dievo pasigailėjimo, jeigu žiūrėsi tikėjimo akimis. Bet jei norėsi patenkinti tik žingeidumą, neapsimoka ir aparato atsukti. Kitas sako, nenoriu atsilikti nuo pasaulio. Nu gerai, jeigu tas atsilikimas būtų suprastas, kad aš nieko nežinau apie pasaulį, tai ne tragedija. Mūsų kaliniai neturėjo progos matyti televizijoje viso pasaulio įvykių, bet nuo Dievo tai netitrūko, kad nebuvo kalėjime televizoriaus ar panašiai. Žmonės prikaustyti prie ligonių lovos, ne kiekvienas ten palatoje turi
televizorių, prastai jo beveik nebūna, bet nuo to jie blogesni netampa. Taigi yra priemonė, ją reikia naudoti, bet kai jos nėra, irgi nereikia verkšlenti, kad tokios priemonės nėra. Vienas gydytojas Vokietijoje neturi televizoriaus, o išgarsėja savo mokslo darbais ir savo didžiulę veiklą socialinę. Jo kaimynai visi turi televizorių, išskyrus jį, o jis mat studijuoja daugiavaikių šeimų palaimą. Ir sakė, man užtenka to televizoriaus. Aš žiūriu ir nagrinėju tų šeimų gyvenimą ir matau, kaip Dievas laimina tas šeimas. Nepaisant, kad jos mažiau turi patogumų ir pramogoms galimybių ir panašiai. Taigi šitas gydytojas nesijaučia nelaimingas neturėdamas televizoriaus. Bet jį turint jau reikia irgi atsiminti, kaip naudoti. Jis turi vesti prie Dievo. Jis turi kalbėti per kokius įvykius stebint, kalbėti mums apie Dievą, nors ten ir Dievo vardo nebūtų minima. O jeigu to neduoda, tai gali tapti laiko gaišinimu. Visi kūriniai, ar jis bus muzikos valandėlė, ar jis bus muzikos instrumentas, ar jis bus knyga, ar bus televizijos programa, viskas turi būti taip balansuojama, kad mums netrukdytų artėti prie Dievo, jį pažinti, jį mylėti ir jo valią vykdyti. Jeigu Marija nusiskundžia, kad žmonės pabuvę ilgiau prie televizoriaus nebeturi noro melstis, nesistebim, kad Marija prašo neužgriozdinti savęs visokiom žiniom ir įspūdžiais, kad paskui neliktų nei laiko, nei noro, nei tinkamo nusiteikimo maldai. Geras naudojimas ir technikos, ir mokslo laimėjimų negali mums mūsų dvasios sumenkinti, bet netikęs naudojimas, vadovaujantis tik tai simpatijomis ir antipatijomis, malonumais, jų ieškojimu, aišku, pakenkia. Man teko gyventi Zakristijono kaiminystėje, jo name. Kol jis neturėjo televizoriaus, tai buvo mano uoliausias knygų skaitytojas ir punktualiausias žmogus. 6 valandą ryto jau jis eina bažnyčios atrakinti. 10 valandą jis gula į patalą, nes žino, rytoj reikės dirbti, o amžius jau buvo beveik pensijinis. Kai įsigijo televizorių, tai mane kartais iš miego pažadindavo riksmas už sienos. Laimėjo, kažkas įmetė futbolą tenais, kamuolį į krepšinį arba futbolą ten rungtynėse laimėjo. Iki vidurnakčio, po vidurnakčio dar negalėdavo atsitraukti nuo televizoriaus. Ir jo visą dienotvarkę suiro ir daugiau iš manęs nė vienos knygos nebe skolino, o į bažnyčią ateidavo apsnūdęs ne kartą. Sugadino jo visą gyvenimo ritmą televizorius, kuriuo nemokėjo saikingai naudotis. Nes paskui viskas įdomu, gal kada ir atsibodo, nežinau, aš jau toliau neturėjau progos sekti jo gyvenimo kelio, nes išvykau iš jo, bet vienas kunigas net bijojo įsigyti televizorių. Sakė, aš nuo radio aparato sunkiai atsitraukiu, įsigysiu televizorių, tai amen, aš neturiu tiek valios, kad aš galėčiau jį turėti savo namuose ir nepasiduoti pagundai daugiau pažiūrėti, o vis dėlto jis buvo dėstytojas seminarijos, taigi jeigu jis prisėdės per daug laiko prie televizoriaus, kada paruoš paskaitas.
Nežinau, kaip paskui jis rodos įsigėjo, kaip jam sekėsi kovoti su tuo noru ir kaip jis save užgrūdino, nežinau. Bet va, žmonės ir mokyti, ir įsilavinę turi kovoti prieš šitą trauką. Tai aišku, nėra taip jau tragiška, nėra sunku sutvarkyti save, bet kartais, kas jau turi tą priemonę ir savo panosėje, kaip sakoma, turi pakovoti. Tai aš tik pailiustrau vienu kūriniu. Jis nėra blogas. Per jį daug gero galima ir sužinoti pati, bet reikia atsiminti, kad jis yra kūrinys skirtas artėti prie Dievo, o ne gaišti laiką. Galima tai būti pramogui. Vienas naudoja atgaivai, truputį ten sportą pažiūri, o kitas kokius vaikam filmukus, o kitas sako, man užtenka tik žinių. Gerai, žiūrėti, kad tas dalykas nenutolintų nuo Dievo. Viskam turi būti saikas, kitaip mes liksim įdingi vienoje ar kitoje srityje. Ir kada nors gailėsimės. Kaip turbūt tas vyriškis, kuris turėjo televizorių, pensininkas į bažnyčią niekaip neprisiruošdavo nueiti, nors gyveno toj pačioj gatvėje, kur bažnyčia. O kai man tekdavo eiti pro šalį, vis žydras ekranas vakare, o bažnyčioje aš jį mėnesiais nematau. Sako, neturiu sveikatos. Į krautuvę nueidavo beveik kasdien. Daug arčiau bažnyčia negu krautuvė. Žinoma, mirė aprūpintas sakramentais ir viską, bet turbūt skaistykloje pamatė, kad pajuto, kaip be reikalo gaišau laiko. Nei maldai, nei sakramentams, nei bažnyčiai, nei mišioms laiko nebuvo. Televizorių jo buvo labai daug. Ir paplepėjimui krautuviai po pusvalandį irgi buvo daug progų. Reiškia, žmogus darė tai, kas jam malonu. O kas sunku, auka arba mažiau vertinga jo akimis, tai tam nėra laiko. Sakoma, ką myli, tam randi laiko. Kas myli Dievą, randa Dievui laiko ir randa progos jį mylėti naudodamasis kūriniais. O štat mes turime atsiminti, kūriniai neturi trukdyti mums kelionės į Dievą, neturi trukdyti vykdyti jo valią, o priešingai tik padėti. Visur sutinku tave, mano Dieve. Viskas man kalba apie tave, apie tavo grožį, galybę, išmintį. Viskas man yra dovana man ir aš ją turiu naudoti tavo garbiai, tavo dovanomis, jomis gerai naudodamasis, šlovinti tave. Ir kiekvienas žmogus yra dovana man, o aš dovana kitam. Ir gamta man yra dovana, ir technika man yra Dievo dovana, ir sveikata, ir gabumai, ir kūnas, ir valgys. Bet tas dovanas turi naudoti pagrindinio tikslo siekimui. Dievo šlovinimui, Dievo garbinimui, Dievo valios vykdymui, Dievo meiliai ugdyti ir stiprinti savoji sielą. Tokie uždaviniai bendraujant su kūriniais. Visos mūsų nuodėmės yra dėl netikusio naudojimo kūriniais. Ir turiu įsirinkti užtat kūrinius tokius, kurie man padeda Dievą garbinti, Dievui tarnauti, ir turiu šalintis nuo tų, kurie trukdo Dievo valią vykdyti. Turiu jais naudotis, kaip šventas Ignacas moko, tantum kvantum, tiek, kiek jie padeda man artėti prie Dievo, tol, kol padeda.
viena šeimininkė klebono sako, man jau svečiui valgy kunigėlį, nes čia skanu. Klebonas pažiūrėjo pro akinių viršų, sako, valgom ne dėl to, kad skanu, bet kad reikia kūną sustiprinti. Na, aišku, šeimininkė norėjo pabrėžti, kad čia gerai paruoštas valgys, o klebonui atrodė, kad reikia priminti, kad valgom net dėl to, kad skanu, bet dėl to, kad reikia sustiprinti kūno jėgas. Taip sakant, nepamiršo, kad čia reikia valgyti tiek, kiek padeda sveikatai ir todėl, kad padeda, o ne dėl to, kad skanu, kad malonu. Tai žinoma, nereiškia, kad reikia gaminti bet kaip, kad tik žmogus nejaustų, kad skanu, bet šeimininkės reikalas gaminti taip, kad būtų skanu, o valgytojui reikia taip valgyti, kad dėl skonio nebūtų didinamas apetitas nesaikingai ar valgoma nesaikingai. Neprisirišti prie daiktų, nors ir teisėtai gautų, irgi svarbu. Daiktas turi tik man padėti artėti prie Dievo, o negali būti man dievuku. Taip pat ir nuo sunkumų, kurie irgi yra kūriniai, kaip liga, negalė, nereikia automatiškai bėgti, bet protingai žiūrėti, ar dabar Dievo apvaizdos plane aš padaręs, kas reikia, pasinaudojęs medicinos pagalbą, ar aš dabar turiu visą tai paversti meilės auka, sielų geroviai, atgailai už savo praeitį. Ar liūdėti, nusimint, kad ir meldžiausi 4 novenas sukalbėjau, o liga kaip nesibaigia, taip nesibaigia ir man apetitas melsis praėjo. Žinoma, kad reikia rimtai išmastyti, nesakoma, ligą taip priim, kad jau jokio gydytojo nesišauktų. Gal jau čia reiktų ypatingos Dievo apšvietimo ir paraginimo kokio, kad tikrai žmogus jau ryžtųsi tą ligą priimti didžiadvasiškai arba nenaudoti vaistų. Buvo taip Huisman, buvęs bedievis, vėliau konvertitas, gydytojas, pats atsisakė vėžio ėdamas raminančių vaistų, sakė, man reikia pakentėti už praeitį. Ir toks apsisprendimas antgamtinis, žiūrinti tikslą, žiūrinti praeitį, žiūrinti amžinybę, pateisinamas. Jeigu žmogus nori tokią kančią Dievui aukoti kilniu tikslu, arba kai ta motina, kuri už savo dukterį nutolusią nuo Dievo irgi ryžosi atsisakyti vaistų raminančių skausmą, malšinančių, kad išmelstų paskutiniam savo kančiom savo dukteriai atsivertimą ir duktė tai sužinojo. Prašė, mamytė, tik nekankink savęs, aš tikrai susitaiksiu Dievu. Ir jinai, kai tik katedroje atliko išpažinti, susitaikė su Viešpačiu, o motina tą vakarą iškeliavo amžinybėn. Tokios Dievo įkvėptos mintis priimti kryžių ir net nesigelbėti, kai yra priemonių gelbėtis. Žinoma, tai yra svarbus irgi momentai žmogaus kelyje į Dievą, bet tai reikia, kad ateitų tas supratimas maldoje, tariantis su Viešpačiu, ir jeigu Viešpats šitaip kalbina, tai galima padaryti. Kristus aiškiai sako, jeigu tavo akis tave piktina, išlupk ją. Geriau tau vieną akį įeiti dangaus karalystę, negu turint abi akis patekti į pragarą. Tai panašius palyginimus duoda, kitaip sakant,
nebijok prarasti kūrinio ar atsisakyti naudojimosi juo, jeigu tas naudojimasis tave veda į pražūtį. Kūrinys negali mus atitolinti nuo Dievo. Į savo paskirtimi ir nėra sukurtas tam, ką mus pririštų prie savęs ar atitolintų nuo Dievo. Tai mes prievartaujam kūrinį, tai mes jo paskirtį suniekinam, tai mes Dievo planą suniekinam, kai mes į kūrinį žiūrim kaip į tikslą ir dėl kūrinio teikiamo malonumo ar nemalonumo mes bėgame nuo Dievo valios, mes darom nuodėmę. Čia mūsų ta tragedija ir nelaimė, kad kūriniai, būdami laiptai Dievą, mums tampa laiptai pražūtį ir tai dėl mūsų kaltės, o ne dėl kūrinio kaltės. Dievo apvaizda savo išmintimi parengia mums geriausias priemonės. Dažniausiai apvaizdos parinkti būna į kryželiai ir sunkumai, kurie auklėja mus. Jeigu mes tada ieškom Dievo valios, atpažįstam ją ir vykdom, tai nesvarbu, ar ten bus kančios kryžius, ar bus pasisekimas, ar bus koks laimėjimas, ar gerbuvis, visi tie dalykai jau mūsų nenutolina nuo Dievo, kai mes ten atpažįstame Dievo valią. Suprantame, kad Dievas tai siunčia, Dievas tai duoda, ar Dievas tai atima ir tebūnie Dievo vardas pašlovintas, kaip Jobas teisusis kalba. Taigi, kaip svarbu šitas naudojimasis kūriniais. Kiekvienas kūrinys tiesiog mums kalba: aš skirtas vesti tave prie Dievo, liudyti jo tobulumus. Ir tai turime išskaityti kiekviename kūrinyje. O jeigu mes jame nematom nieko dieviško, nieko į Dievą vedančio, o tik matome progą malonumui, smagumui ir užmirštam Dievą, ir to kūrinio gal teikiamų malonumų naudodamiesi teisėtai, vis dėlto į Dievą nepakeliam širdies, negerai. Užtat esam kviečiami prieš valgį pasimelsti, prieš darbą pasimelsti, ar net televizorių atsukdami pasimelsti, kad galėtume padėkoti Dievui už tą dovaną ir jaustume pareigą ją naudotis taip, kad Dievas būtų pašlovintas, ar labiau pažintas, ar labiau pamiltas, ar labiau užsiliepsnotume dėkingumu Dievui. Taip reikia naudotis viskuo. Viena vargonikė prieš sėsdama prie pianino pirmiausia padėkodavo Dievui, kad leido jai išmokti muzikos meno ir kad dabar ji galės atsigauti tos muzikos garsais, pagaivindama savo sielą. Nors tai būdavo ir repeticija, kaip sakoma, pratyba, kad pirštai neapstingtų, bet kartu tai buvo ir malda, tai buvo šlovinimas Dievo už dovaną, kad leido pažinti tam garsų pasaulį, pažinti muzikos instrumentą ir juo naudotis. Kai šitaip žmonės eina prie knygos, eina prie muzikos instrumento, eina prie savo įprasto darbo virtuvėje ar ligoninėje, tokie žmonės per visą tą darbą ir per santykį su daiktais ir žmonėmis auga, artėja prie Dievo, šlovina Dievą, jį myli, įvykdo jo valią iš meilės jam. Tada pasaulis tokio žmogaus negali sukadinti. Jis ir kartais blogiausiam žmoguje ieško ir randa Dievo pėdsakus, Dievo gailestingumą jam, Dievo apvaizdą palaikančiai buvime.
atranda kokio gėrio spindulėlį, jo elgesį ar jo žodėje, nes žmogus nėra visas sugedęs nuo galvos iki kojų. Kažkas dar gėrio, kokio jame yra, nors išoriniai jis yra padaręs ne vieną blogą darbą ir visi nuo jo gal bėga iš šoną. O vis dėlto ir jame gali dar atrasti ką nors gero. Įvairūs sunkumai, su kuriais susiduriam, tie kūriniai irgi Dievo plane skirti mus labiau vesti prie Dievo, prie jo pagalbos prašyti, vesti prie maldos, kai sunku, žmogus labiau į Dievą kelia savo žvilgsnį. Taip pat duoda progos dorybę ugdyti, kantrybę, atsidavimą Dievui, duoda kartu kokia liga, pavyzdžiui, pamastyti apie gyvenimo praeinamumą, apie gyvenimo trumpumą, apie atsakomybę už kiekvieną dieną, apie progą daryti gerą per savo kančią ir ligą. Tokie žmonės šventieji ir ligos metu, kitas gali prasikeikti, jeigu jam tik tai rūpi gyvenimas su patogumais, smagumais, lengvumais, malonumais, be kančios, be kryžiaus. Tokie žmonės ir pasikariai nusižudo, kai jau mato, kad iš ligos išeities nėra. O kiti šventėja, kai tik šventumo sparnai dar stipresni pasidaro, kai prasideda sunki liga, arba kai sužino, kad jau dienos suskaitytos. Tada žmogus viską meta į šalį ir tada toj kančios ugny šlovina Dievą, degina viską, kas buvo netyra jo gyvenime, jo praeity, arba padeda kitiems atsipeikėti ir geriau naudotis gyvenimo dovana. Todėl mes ir pamastykime dabar, kas mums trukdo artėti prie Dievo. Koks kūrinys, ar žmogus, ar mūsų užsiėmimas, ar mūsų televizorius, ar mūsų radijas, ar mūsų knyga, ar mūsų daržas, ar kas iš tikrųjų mums trukdo būti arti Dievo. Ir kaip galiu šitos kūrinius panaudoti vis dėlto pagal Dievo planą, kad tie kūriniai mane vestų prie Dievo, o ne atitrauktų. Apie tai pamastykime ir darykime išvadas, atsiprašydami Viešpatį, padėkodami už šviesą, kurią jis teikia, ir maldaudami jėgų kūrinius naudoti kūrėjo garbei ir tuo pačiu mūsų pašventimui ir kitų išganimui. Viešpatie, ačiū už viską, ką suteikei šią valandėlę. Leisk, kad šventam pokalbėje su tavimi mes geriau suprastume, kur mūsų klaidos, kas taisytina, ir gautume naujų jėgų gyvenimą tvarkyti pagal tavo šventą valią ir kūriniais naudotis taip, kaip tu nori. Marija, ištikimiausia Viešpaties tarnaitė, padėk mums šią valandą kuo geriau suprasti mūsų klaidas ir trūkumus ir iš jų taisyti. Sveika Marija, malonės apie mūsų pareigą laikytis valios abejingumo kūrinių atžvilgių, kūrinių teikiamų malonumų ar nemalonumų atžvilgių. Taip sakant, apie mūsų pastangą naudotis kūriniais tik Dievo valios reikmėms, tik Dievo valios vykdymui. Būtume pakilę virš tų visų jausmų, nuotaikų ir ne jomis vadovautumės, o tik savo valia stengtumės atsigręžti į Dievo valią, naudodamiesi kūriniais. Tas valios
abejingumas kūrinių teikiamų malonumo ar nemalonumo atžvilgių vadinasi indiferencija. Šventoji indiferencija, sakom. Dėl to, kad čia mintis yra ta, aš turiu būti abejingas kūrinio teikiamam malonumui ar nemalonumui, o tik paisyti to, ar tas kūrinys, kuris teikia man malonumą, ar teikia skausmą, nemalonumą, ar jis mane veda prie Dievo ar ne. Tik tas klausimas turi rūpėti ir turiu siekti šito. Kad man nediktuotų jausmai ir nuotaikos, o diktuotų man valia apsisprendusi už Dievo valią. Tai nėra paprastas dalykas ir iš karto negaliu sakyti, aš jau pilnai abejingas kiekvienam kūriniui, kiekvieno kūrinio teikiamam malonumui ar nemalonumui. Aš nesivadovauju jausmais ir nuotaikom. Tai yra viso gyvenimo darbas ir žmogus turi daug bręsti.